Labas rytas. Pagal prognozę šiandien labai gera diena. Visapusiškai. Tai dirbsiu laukia daugiausiai. Grindys išbetonuotos, tegul dar padžiūna. Dirbsiu laukia ant stogo. Susimūrijau ventiliacinius blokelius. Man buvo trūkę 4 blokelių ir dabar man reikia suformuoti patį viršų. Išsibetonuoti tokį kaip stogelį. Tai varau pasidarysiu klojinį. Va, reikia kažką tai tokio pasidaryti. Tai tiek, kad pas mane dar yra ventiliaciniai kaminai iš abiejų pusių. Tai reikia pasidaryti vietą klojinukui ir išsilieti betoną. Karvutės guli tenais. Mano puikusis stogas. Žiauriai man patinka čia užsilipti. Galvoju, gal čia kokią stebėjimo aikštelę įsirengti. Sakiau Monikai, padarysiu įlipimą į medį tenais, bet taip ir nepadariau. Tai instrukcija rodo, kad nuo šičia iki vatos viršaus turi būti 8 cm. Tai dabar nusipjausiu, įmausiu paskutinį žiedą. Hop, hop. Užsidėjau polistirolą čia dėl išsėlimo, kad nepribėgtų man į šitas angas. Išsilygiavau. Čia užsidėjęs tokią metalinę detalę. Ir čia pasidariau ruošinuką. Va, apsikabina kaminiuks. Apsikabina kaminiuks. Čia tampriai. Šį čia pasidarysiu sienelę, užsipilu, įsimesiu dar tinklą ant viršaus armavimui, bus fantastik. O, kaip karšta. Kosmosas. Saulė pakaitina. Aš dar su džempu, su kailiu kažkokiu. Mikrofončik. Galvoju, papildomai nieko neveršiu, į čia suveržus ir taip bus labai gerai. Laikysis jisai kuo puikiausiai. Taip nedarykit. Nors galima, šiaip tai įrankiai gerai laiko. Neturiu plaktuką šalia, tuoj reiks išvažiuoti. Tai noriu pasidaryti kuo daugiau. Bus gelžbetonis. Va kokį uždėsim. Gardelį. Hop. Šitaip reikia prisipjauti. Užkibam pačią galą. Žiauru.
Va, kaip čia bus gražiai. Ne tai, kad gražiai, čia bus gerai. Čia bus gerai. Išsipjausiu tuos. Fantastika. Čia nieks taip nesvajojo. Nesąmonė man čia buvo neštis visą šitą į viršų. Tai atsinešiau markeriuką, tiesiog susižymėsiu, kur pjauti. Bet dabar varau, reikia ištiesti pagalbos ranką. Padėjau Monikos tėvam pasikrauti ir išsikrauti pianiną. Ir jie ten tvarkosi namą ir žiemos metui darbai sustos visi. Tai tenais buvom tam name ir sako, turiu visokių statybinių medžiagų. Tai va, parsivežiau dažų 2 kibirus pradėtus, gruntas, mūro mišinys, rotbandas ir šitą daiktą aš galvojau pirkti. Nes koridorių reikia ten daug visokiai aliejiniais dažais nudažyta. Galvojau išsitepsiu prieš tinkuojant, prieš dažant, kad priliptų viskas geriau. Tai va, nereiks pirkti. Dar vienas romantiškas vakaras ant stogo. Žiauriai gražu, šakės. Kaip tik klevas užstoja. O čia pristatau. Prieštankinis kaminas bus. Kažkaip kilo idėja iš tokį užmest. Išsipjausčiau. Ir dabar greit jau betonuosiu. Pažiūrėsim, kaip čia man gausis. Nu va, man reikia pribetonuoti iki šitos linijos. Aš buvau pasiskaičiavęs, kad man bus šitie, tas jau užsitraukia, kaip tik iki čia, bet yra biški žemiau. Tai jaučiu reiks truputį užpilt šitą ir dabar sudėsiu šonus. Ir dar į šonus kažkaip reiks nuožulniau, kad vis tiek nebėgtų į ventiliaciją. Į kaminą ar taip nebėgs, čia dar užsidės gaubtas ant viršaus. Bet kad nebėgtų į ventiliaciją, reikia tokį nuožulnumą. Ir šiaip, kad vanduo nestovėtų. Tai nežinau, kaip man čia pavyks suformuoti viską. Bet jeigu jau iki šiol pavyko padaryti dalykus, tai pavyks ir čia. Pabandom. Gaunusi taip, kad vis atidėliodavau šitą darbą, nes jis man toksai iki galo neaiškus buvo. Tiesiog nebuvau įsigilinęs ir nebuvau apmąstęs, kaip čia kas atrodys. Tai galbūt todėl.
tokiose vietose va truputį varžtą išsuku ilgesnį, kad būtų išlindęs. Galiuką susmeigiu ir dabar ops, ir yra. Oi, kaip skiriasi stipriai. Ten bus pabėgę. Biškį pabėgo vis tiek. Ten labai nepatogu, tai aš geriau čia nuleisiu žemyn. Kas čia yra, niekaip negaliu pataikyti. Ne ten žiūri. Tuoj parodysiu tikrai gražų vaizdą. Koks ramus vakaras. Vėjuko visai nėra. Nu ką, užsimaišiau 2 kibirėlius. 2 kibirėlius užsimaišiau. Bandom pilt. Aišku, maišiau dabar nesu maišyklę, nes neturiu maišyklės. Jau grąžinau vakar. Gal reikėjo pagalvoti iš karto. Pasiruošt bus šitą ir supilt. Nu, bet čia nesvarbu, nedaug čia. Ganėtinai. Kad bus per tirštą turbūt. Nepraeina pro mano tinklą. Per tirštą. Okay. Nešu maišyklę čia. Ant stogo. Nu jo. Netysiu žemyn. Gal
Gal ir per tankus mano tas tinklas čia gaunasi. Bet viskas čia gausis kuo puikiausiai. Biškį pavibruosim paskui. Labai geras vibo įrankis yra tiesinis pjūklas. Man atrodo, dar su siauro pjūkliu turėtų būti visai neblogai. Laidinio įrankių privalumai. Žemyn. Aišku, jų privalumų yra mažiau negu trūkumų. Čia vienareikšmiškai. Nu ką. Reikia bandyti suformuoti. Visai neblogai pavyko ten nusiglostyti tą kaminiuką. Rytoj matysim, kas ten gavosi. Tai rodo 1 laipsnį naktį, gal ne pati geriausia temperatūra, bet viskas ten bus super ir aš kažkaip galvoju, kad reikia atidaryti jau šildymo sezoną. Kaminas beveik pabaigtas, ten viršui liko keli dalykai, bet iš esmės aš galiu jau pakurt. Tai pastatysiu krosnelę, prijungsiu kaminą ir užkursiu. Bus matyt. Snygis sėdi, dreba, nebedreba. Reikia pašildyti šunieką, ne? Nu, va taip geriau. Nu, žiūrim, kas čia gausis. O, ką sako? Čia vakar spaudžiau jau. Čia tos vietos išsipjaus. Atrodo neblogai visi. Na va, krosnelė kūrenasi. Patalpojau tikrai ganėtinai šiltą. Apie ją papasakosiu kitą kartą. Yra dar šiek tiek niuansėlių, ką reikės padaryti, ką reikės patvarkyti. Kol kas pastačiau ant šitų plytelių, nes trūksta. Turiu metrinį kaminą, turiu ir daugiau detalių, bet trūksta va tiek. Tai aš nežinau, gal dar jušką papildomą reikia įstatyti, kažkaip reikia sužaisti tą vietą, kad nereiktų iš vamzdžio tiesiog tokio gabaliuko išgaudinėti. Tai va, dabar galvoju, reikia viduj. Kaminas dar vis paliktas džiūvimui. Šiandien, manau, vakare nuimsiu jau tą kloinuką. Matysim, kas ten gavosi ir dabar reikia čia apsitvarkyti ir pabaigti sienas, lakuosiu šiandien. Turėjau vėl galvos skausmą dėl sienų, kadangi aš pertinkodamas nutinkavau iki čia, tada jau vos neužmigau betinkuot, kitą dieną pabaigiau ir mes matom šią nuostabią liniją, kuri, aš galvoju pradžių jinai dings, bet jinai nedingo ir, žodžiu, galvoju, eina savo, negi vėl tipo, kad nebesimatytų nuo kampo iki čia pertinkot, vėl 2 valandas.
Tai aš galvoju, nu kažkaip turi išspręsti. Pasiėmiau, turiu labai kietų šerių šepetį ir važiuojam per tą vietą. Tai pradžio apsitvarkau, šitą prasišveičiu, dar čia bebetonuojant biškį nutaškiau kampą, tai reiks irgi čia pašveisti ir lakuoju. Ir šitam kambariui bus belikę kilimą patiest. Nu, šitai daliai. Buvo man bairis su laku. Ta dalį, kur yra virtuvės dalis, jau yra vieną kartą nulakuota ir ten buvo viskas gerai, tai palikom ir buvo nulakuota Eskaro laku. Aš depo pirkau. Granit Lak vadinasi, čia vandens pagrindu. Aš jau buvau tokį grindims naudojęs pas mus bute vanioj. Man labai patiko ir galvoju, okei. Jau buvau tokio nusipirkęs, galvoju, dar nusipirksiu, kadangi, nu, tokiu pačiu pratęsti. Nuvarau, tokio yra maža viena bonkutė. Sakau, ar neturi daugiau tokio? Man reikia ten aš dar 5 tokių kibirų, 2,4 litro. Ir sako, neturim. Žiūriu, yra kitas, to pačio gamintojo, viskas taip pat. Toksai va. Irgi, tas pats Granit Lak, skaitau, tą abudu pasiėmęs, tai va. Žiūriu, viskas taip pat, dabar žodis į žodį, galvoju, nesuprantu, kas čia vyksta. Ir atrodo, vis tiek yra, galvoju, nusipirksi tą, bus koks nors kitoks. Paskui pasižiūriu barkodą. Ir tada man dėjo, pasikeitė dizainas pakuotis. O šitų buvo daug jau, tas buvo likęs vienas mažiukas. Tai žodžiu, nusipirkau šitų. Ir atėjo laikas nulakuoti. Varom. Nulakuotos sienos vienu kartu, tai pasiskaičiau, kad galima antrų kartų lakuoti už valandos ar 2. Tai dabar dar liko angokraščius, tai nusilakuoti, tai dabar užsiklijuosiu plėvelę, dar kartą, jau nežinau kelintą kartą, nes jis reikia nulupti ten užtinkavus, nulupi juostą, kad, žodžiu, gražiai gautųsi. Tai vėl užsiklijuosiu, nulakuosiu ir gal antrą kartą šiandien dar spėsiu. Tai jau įdomu bus pasižiūrėti, kaip čia kas ir gal bus baigtos šitos sienos pagaliau. Nu, rezultatas iš tikrųjų džiugina, dabar dar čia džiūvimo procesas ir bus labai gerai, bus tiesiog fantastika. Vidmantas komentavo, ar nebūtų buvo paprasčiau nudažyti, tai būtų iš tikrųjų buvo belia kaip paprasčiau. Bet man patinka tas toksai netolygumas ir matosi, kad čia yra ne dažas, tada visai kitaip. Ir nu, visai
kitas jausmas. O dažas tai jis kažkaip išvienodina viską labai ir nudažyti iš tikrųjų bet kada spėsi. Tai iš tikrųjų būtų paprasčiau, 100 kartų būtų paprasčiau. Bet mes, man atrodo, jau pasirinkom nepaprasčiausią variantą savo gyvenimui, tai važiuojam toliau su tais pasirinkimais, tokiais pačiais, ne pačiais paprasčiausiais. Nu ką, varom. Nesijaudink, kitą kartą parodysiu. Ate.